Pataikau į kadrą. Gerai. Sveiki, su jumis Andrius Pavliukevičius. Šiuo metu esu Namibijoje, Vinduke, Namibijos sostinėje, ir čia esu šalia sporto klubo, kuriame sportuoju, ir noriu jums šiandien parodyti tą vietą, kur aš treniruojuosi būdamas Namibijoje. Tai jau trečias sporto klubas, kur esu, ir man šita vieta yra geriausia iš to, ką esu bandęs. Tai va, trumpai tada už manęs yra automobilių parkavimo aikštelė. Ir matote, yra vietos padarytos, kurios yra po stogu, dėl to, kad saulė Namibijoje labai kaitri. Ir tada mašinas labai prišildo. Beje, jeigu pastebėjote, greičiausiai pastebėjote, dauguma mašinų yra baltos spalvos arba sidabrinės spalvos, tai yra šviesios spalvos, tam, kad taip smarkiai neprikaitintų. Dabar eisime į vidų. Hello. Čia yra įėjimas ir dabar toks šventinis laikotarpis. Tai Lietuvoje per šventinį laikotarpį paprastai sporto klubai nedirba gruodžio 25 dieną ar sausio 1. Čia matote, 4 dienas nedirba per tą kalėdinę savaitę, po to 4 dienas per naujametinę savaitę. Tai čia nėra daugiau ką daug žiūrėti, ir tada galime eiti į vidų. Mane įleido. Tai yra čia tokia nedidelė kavinė, nedidelis baras, kur galima pavalgyti, pagerti. Ir čia yra tada salė. Tada aš perimsiu jau kamerą iš žmonos ir tada nufilmuosiu kaip salė. Gerai? Ačiū. Gerai, tada šiek tiek į viršų užlipsiu, kad matytųsi iš aukščiau ta salė. Papa. Na va, ir čia yra pati salė, ir įranga yra gera įranga, beje, tiesą sakant, tokia pati, tai yra toks sutapimas to paties gamintojo, kaip ir Vilniuje ir Kaune, kur aš treniruojuosi, ir Klaipėdoje, VS Fitness sporto klube, ir tie, kurie esate ten buvę, bet galite atpažinti, kad įranga yra to paties gamintojo, net nelabai panaši, o visiškai tokia pati. Ir salė nėra didelė, bet norint atlikti normales, tokias sunkias darbinės treniruotės, jinai yra pakankama. Hai, čia vienas iš trenerių salės. Ir kas yra gražu ir man smagu kaip sportininkui, tai yra daug hantelių ir sunkiausi hanteliai. Ir čia yra kilogramais, nes varais iki 70 kilogramų. Tai jeigu darai kažkokią trauką nugarai, tai iš tiesų yra ką patraukti. Ant viršų yra nedidelė, va dabar su kamera pritrauksiu kardio zona, kur galima atskirai ramiai taip atlikti kardio treniruotės, sėdint tarsi balkone ir žiūrint tai, kas vyksta salėje. Ir čia yra dušai, tualetai ir persirengimo spintelės. Na, kaip matote, yra iš tiesų švaru, gražu, tvarkingai ir nėra čia ką prikišti. Na ir išėjau į lauką dėl to, kad paprasčiausiai viduje yra labai didelis triukšmas, ir dar tada vienas įdomus momentas, kurį norisi aptarti ir kurio jums būtų įdomu paklausti, tai kainos. Kainos yra mėnesinė narystė, 850 Namibijos dolerių. Vieno Namibijos dolerio, tai yra už 1 eurą galima nusipirkti pagal kursą maždaug 15,16 Namibijos dolerių. Tai tas kursas visada būna toks svyruojantis truputėlį. Už vieną kainą perka, už kitą kainą parduoda, bet esmė yra ta, kad tada išvertus į mūsų europietiškus pinigus į eurus, tada mėnesinė narystė tokiame klube, kuris yra švarus, tvarkingas, bet nedidelis ir neprabangus, yra 55 eurai maždaug, taip suapvalinus. Ir tai iš tiesų labai didelė kaina lyginant su klubų narystėmis Lietuvoje ir Vilniuje, kur yra labai didelė klubų konkurencija, ir kur dėl tos labai didelės klubų konkurencijos sporto klubų yra priversti mažinti labai smarkiai kainas. Ir dabar dažnas iki gerame sporto klube, kur yra labai didelis plotas, labai daug įrangos ir geros įrangos, Vilniuje ta narystė kainuoja maždaug apie 20 eurų, arba, sakykime, gali būti šiek tiek brangiau, bet 20 eurų, jeigu perkate ilgam laikui, tai tiesą sakant, mes, kurie gyvename Lietuvoje ir kuriems atrodo, kad Lietuvoje yra brangu, ir aš sutinku su to, kad Lietuvoje nėra pigu, bet tai yra pigiau negu Afrikoje sportuoti. Eiti į sporto klubą Vilniuje yra pigiau 2 kartus, 3 kartus pigiau negu Vinduke, negu Namibijoje. Tokios naujienos.